Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas vis dėlto artėja prie riboto laikino susitarimo dėl karo nutraukimo. Pagrindų susitarimo projektas numato kovos veiksmų sustabdymą, tačiau palieka labiausiai ginčytinus klausimus, tokius kaip branduolinė programa, neišspręstus. Vis dėlto Donaldas Trumpas teigia esąs nusiteikęs optimistiškai ir sako, kad JAV ir Iranas per pastarąsias 24 valandas, cituoju, surengė geras derybas ir išreiškė įsitikinimą, kad susitarimas gali būti pasiektas jau artimiausiamis dienomis. Tačiau už šios viešos uždangos slepiasi visai kita realybė. Pranešama, kad 50 000 JAV karių, kurie šiuo metu yra artimuosiuose rytuose, lėktuvnešiuose, eskadriniuose minininkuose, ekspediciniuose daliniuose, jūrų pėstininkų gretose ir koviniuose lėktuvuose, šiuo metu yra parengti kovai ir tiesiog laukia įsakymo vėl pulti. Tai kas vyksta dabar? Artėjama prie susitarimo, bent jau laikino, ar tai tik tyla prieš naują smūgį? Mano vardas Aleksejus Pečijus. Aptarkime tai kartu. Bet prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patiktuką šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Tai labai padeda kanalo plėtrai. Taigi, Вам за это благодарен. būtent dabar. Baltieji rūmai vis dar laukia Irano atsakymo į vieno puslapio tarpusavio supratimo memorandumą, kuris turėtų užbaigti karą ir nustatyti pagrindą detalesnėms branduolinėms deryboms. Iš pradžių Baltieji rūmai teigia, kad laukia atsakymo per 48 valandas, tačiau laikas beveik baigėsi, todėl jau buvo užsiminta, kad neva jokio laiko apribojimo nebėra. Pasak pareigūnų, Baltieji rūmai nori pasiekti diplomatinį proveržį iki Donaldo Trumpo kelionės į Kiniją, kuri įvyks jau kitą penktadienį. Jei iki to laiko susitarimas nebus pasiektas, JAV prezidentas gali vėl svarstyti karinės jėgos panaudojimo klausimą. Apskritai, bet kuriuo atveju Trumpas nori atrodyti bent jau dalinių laimėtojų prieš Xi Jinpingą. Tarpusavio supratimo memorandumas, sudarytas iš 14 punktų ir užimantis vieną puslapį, šiuo metu yra svarstomas. Tarp Trumpo pasiuntinių Steve'o Witkofo ir Jaredo Kushnerio bei kelių Irano pareigūnų tiek tiesiogiai, tiek per tarpininkus. Tarp kitų nuostatų susitarimas numato Irano įsipareigojimą įvesti moratoriumą. Laikinas moratoriumas urano sodrinimui. JAV sutikimas panaikinti sankcijas ir atblokuoti milijardus dolerių įšaldytų Irano aktyvų. Taip pat abiejų šalių apribojimų dėl tranzito per Ormuzo sąsiaurį panaikinimas. Laikinas moratoriumas, bet yra ir kita šio karo sudedamoji dalis – Izraelis. Žinoma, kad išvakarėse Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir jo komanda surengė keletą telefoninių pokalbių su Donaldu Trumpu ir jo patarėjais, kad aptartų JAV ir Irano derybas. Nes Izraelyje ne visai supranta, ko iš tikrųjų siekia Donaldas Trumpas. Tačiau Izraelis dabar parodė, kad veikia savarankiškai. Trečiadienį Izraelio gynybos pajėgos surengė aviacijos smūgį Beirute, kurio taikiniai buvo 2 aukšto rango Hezbollah vadai. Ir tai buvo pirmasis Izraelio smūgis Libano sostiniai per kelias savaitės. Nors Trumpas tikino, kad Izraelis laikysis ugnies nutraukimo režimo. Dabar ekspertai pažymi, kad žinios apie tai, jog net dalinis susitarimas tarp JAV ir Irano gali lemti Hormuzo sąsiaurio atidarymą, jau tarsi paveikė rinkas. Ypač pasaulinės akcijos ketvirtadienį priartėjo prie rekordinių aukštumų, o naftos kainos priešingai smarkiai krenta dėl lūkesčių, kad tiekimo sutrikimai gali sumažėti. Šaltiniai nurodo, kad Teheranas ir Vašingtonas vis dėlto sumažino ambicijas dėl visapusiško susitarimo, nes nesutarimai išlieka. Ypač dėl Irano branduolinės programos, įskaitant jo labai prisodrinto urano atsargų likimą ir branduolinių darbų nutraukimo terminą. Tačiau pasak pareigūnų, jie dirba prie laikino susitarimo, skirto užkirsti kelią konflikto atsinaujinimui ir stabilizuoti laivybą per Ormuzo sąsiaurį. Esmė ta, kad Baltieji rūmai pasiūlė struktūrą, kuri vystysis 3 pagrindiniais etapais. Oficiali karo pabaiga. Krizės sprendimas Ormuze. Ir tada prasidėtų 30 dienų laikotarpis deryboms dėl platesnio susitarimo. Ir štai Pakistano šaltinis, kuris tarpininkauja derybose, pareiškė, kad vieno puslapio memorandumas dėl oficialios konflikto pabaigos yra arti pasirašymo, nors tarp šalių vis dar išlieka nesutarimų. Tačiau esmė dabar ne tame, kad visus klausimus išspręstume iš karto, ne, o tame, kad tiesiog sustabdytume karą.
toliau bandyti kažkaip tartis. Šis pasiūlymas formaliai užbaigs karą, kuriame plataus masto kariniai veiksmai buvo sustabdyti balandžio 7 DAP paskelbtų ugnies nutraukimo režimu. Tačiau vis dėlto verta prisiminti, kad tai palieka neišspręstus pagrindinius JAV reikalavimus, kad Iranas sustabdytų savo branduolinę programą ir vėl atvertų Ormuzo sąsiaurį. Dar viena pagrindinė Teherano sąlyga derybose su Vašingtonu yra Izraelio smūgių Libane nutraukimas. Tačiau, kaip jau minėjau anksčiau, išvakarėse Izraelis atakavo Beirutą tuo metu, kai Donaldas Trumpas, nederindamas pozicijos su savo Izraelio sąjungininkais, pradėjo derybas su Iranu bent dėl dalinio susitarimo. Ir toks Izraelio elgesys gali būti paaiškinamas tam tikrų atsitraukimų. Reikalas tas, kad memorandume neminimi keli pagrindiniai reikalavimai, kuriuos Vašingtonas anksčiau kėlė ir kuriuos Iranas atmetė. Visų pirma, kalbama apie raketų programos apribojimą ir paramos nutraukimą artimųjų rytų proksi grupuotėms, įskaitant tą pačią Hezbollah. O Izraeliui tai galbūt patys svarbiausi klausimai, kurie netgi svarbesni už Irano branduolinę programą. Tačiau ir su branduolinė programa yra problemų. Memorandume apskritai net nediskutuojama apie 450 kg urano artimo ginkliniam lygiui, kuris vis dar lieka Irane likimą. Kita vertus, Iranas taip pat sušvelnino savo poziciją dėl derybų su amerikiečiais, todėl Teheranas jau nebereikalauja atšaukti blokados kaip sąlygos dialogo pradžiai. Vietoj to, Iranas siūlo vienu metu aptarti Hormuzo sąsiaurio atidarimą, saugumo garantijas Iranui ir savo branduolinę programą. Tačiau atrodo, kad Trumpo komanda iš tikrųjų yra pasirengusi vėl grįžti prie karo, jei ir šį kartą susitarimas žlugs. Nes New York Times rašo, kad Trumpas pasiuntė apie 50 000 karių dalyvauti kare prieš Iraną, išsiųsdamas juos lėktuvnešiais, eskadriniais milininkais, ekspedicinių pajėgų sudėtyje, jūrų pėstininkų padalinyje ir koviniuose lėktuvuose, su parašiutais kuprinėse ir išgyvenimo rinkiniais. Jie visi tapo Donaldo Trumpo paskelbtos misijos prieš Iraną dalimi, kurią jis apibūdino, cituoju, kaip raketų sunaikinimą ir jų raketinės pramonės nušlavimą nuo žemės paviršiaus. Tačiau, kaip žinote, tokia operacija galiausiai taip ir neįvyko. Tačiau dabar pranešama, kad šiuo metu Amerikos kariškiai regione yra kovinės parengties būsenoje, tuo metu, kai Baltieji rūmai siunčia prieštaringus signalus apie karinių veiksmų statusą. Pavyzdžiui, valstybės sekretorius Markas Rubijus pareiškė, kad operacija Epinis įniršis baigta. Viskas. JAV gynybos ministras Petas Heksotas paaiškino, kad pagrindinės pastangos netrukus buvo nukreiptos į pagalbą laivams pereiti per Ormuzo sąsiaurį. Nors vėliau Trumpas patikslino, kad net ir šios pastangos galiausiai buvo sustabdytos. Tačiau svarbiausia, kad kariuomenė išlieka savo vietose ir yra būtent kovinės parengties. Čia padarysiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jeigu norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, būsiu jums už tai dėkingas. Tai galite padaryti skirdami bet kokio dydžio auką, naudodamiesi nuorodomis ir rekvizitais esančiais šio vaizdo įrašo aprašyme. Pasirinkite jums patogiausią būdą. Būsiu dėkingas už jūsų palaikymą. Arba nuskenuokite QR kodą rodomą ekrane. Taip pat paprasčiausias būdas paremti šio kanalo veiklą. Ir prenumeruokite mano Pečių News Telegram kanalą. Nuoroda į jį taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas. Saugokite save. Visiems iki pasimatymo.